Sveiki kolegos! Kaip išardyti overloką? Kartais tenka gyvenime toks labai nemalonus dalykas. Tai overloko ardymas. Kas jau bandė, tas žinot, kiek tai kantrybės reikalaujantis darbas. Noriu su jumis pasidalinti savo būdu. Pirmiausia, pradėsim nuo 3 siūlų apmėtymo. Lengvesnis variantas. Apmėčiau skirtingais siūlais, tam, kad matytųsi, kurie siūlai yra kam priklauso, kur viršutinis, kur apatinis, o kur adatos. Be abejo, va šitie, aišku, yra viršutiniai, čia overloko geroji pusė, čia yra apatiniai, čia yra overloko blogoji pusė, o va štai tas baltas siūliukas, jisai yra adatos siūlas. Atkreipkite dėmesį, šitas adatos siūlas, jisai taip kaip apkabina tuos 2 brūkšniukus viršutinio siūlo. Taip. Tai jį yra svarbiausia susirasti. Taigi, kuris čia tas adatos siūlas. Ir pirmiausia, jį reikia jums ir išsitraukti. Greitai tai padaryti nepavyks, po truputį turėkim kantrybės, kolegos. Bandom. Jį taip traukiam. Kas antrą, kas trečią. Lengvai ir pasižiūrėkit, ardosi overlokas. Dabar žiūrėkit, jeigu siūlė jūsų yra ilga, jūs galite arba jį nutraukti ties keliais dygsniais, arba bandyti jį ištraukinėti. Tiesiog imas už šito siūlo ir bandot ištraukti iš visos siūlės. Jeigu audinys yra su elastanu, tai jums greičiau pavyks. Jeigu ne, tiesiog paimat ir kas kelis dygsnius, jį tiesiog su ardikliu nutraukėt. Tada jį iškrapštyti yra paprasčiau. O kita pusė viens ir išsiardo. Tuo pačiu nesusigadina šitas kraštas, jisai neišbryksta ir lieka gražus. Kitas variantas tai yra ketursiūlis jau trikotažo susiuvimas ir apmėtymas. Vėlgi įdėjau skirtingus siūlus tam, kad vėl būtų galima lengviau susirasti adatos siūlus. Štai šitas baltas tai yra kairiosios adatos siūlas. Raudonas yra dešiniosios adatos siūlas. Visada aš pirmiausia išsikrapštau tą dešiniosios adatos siūlą. Arba jį nutraukinėjau, arba jį ištraukinėjau, po truputį iš siūlės. Tarkim, kažkur jį taip nutraukus, jisai išsiima. Jau nebėra, jau lengviau kvėpuoti. Toliau eina tas baltasis, su tuo baltu yra šiek tiek sudėtingiau. Su tuo kairiosios adatos jinai ten pakankamai stipriai susiuva, bet jeigu jūs jį atrasit, atkreipkite dėmesį, jisai visada būna ties šitais brūkšniukais, jisai juos apkabina. Ir jeigu jūs jį ištrauksit, ardosi ir kita pusė. Nesvarbu, kad ten tas overlokas yra ketursiūlis ir ten jis yra jau susiuvo, atseit jau labai gerai. Pasižiūrėkit, kita pusė puikiausiai išsiardo. Taigi, kolegos, apsiginkluojam geru ardikliu, kantrybė ir sėkmės. Su jumis buvau aš, Ramunė Sagalienė.